Mėly medicinos darbuotojai, gerbiami Seimo nariai, tarybos nariai, mielas ir gerbiamas profesoriau, akademikė. Iš tikrųjų šiandien labai gera matyti iš čia, atgimstančiame Raudondvario dvare ir neeilinės dienos proga, būtent medicinos darbuotojų dienos proga. Medikų dieną švenčiame pavasarį, kai gamtoje triumfuoja gyvybė ir žinoma gyvenimo akistatas labai gerai matote, stebite ir ko gero geriausiai jaučiate jūs. Juk žmogaus gyvybė ir sveikata tai jūsų kasdienis rūpestis. Neapsiriksiu pasakęs, kad nedaug yra profesijų, kurių reikšmę realiai suvokiame tik susidūrę tiesiogiai. Viena iš jų – mediko. Pirmas palinkėjimas ir jums, sveikatos darbuotojams. Būkite sveiki, geros sveikatos jūsų artimiesiems ir viso kito dėkingumo, meilės. Aš nebejoju, kad jūs nestokojate. Dieviškąją misiją. Ir aš esu tikras, kad jūs ją mūsų rajone būtent taip ir atliekate. Ačiū jums, su švente. Ir žinoma, patys svarbiausiai šiandien mums medicinos darbuotojai. Labai gražia tradicija jau tapo Kauno rajone pavasarį, atbunstant gamtai, pagerbti jūs, mėly gydytojai, slaugytojai, medicinos darbuotojai. Ir aš taip pat dažnai susimastau, kaip ir sakė gerbiamas meras, ir šiandien važiuodama į šventę mąsčiau, kad išties pasirinkę šitą profesiją prisiemate savo milžinišką naštą, atsakomybės už gyvybę. Mes visada su viltimi į jūs žvelgiame, prispausti skausmo ar ligos ir visada su didžiausiu pasitikėjimu laukiame iš jūsų, eidami išgydymo keliu. Nors šiais metais yra paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo sveikatingumo metais, bet aš linkiu jums ne tik šiais, bet ir visada būti stipriais ir sveikais ir vieningai susitelkusiais, dirbant šį taurų ir kilnų darbą. Su šventėjus. Sveikinu visus su švente. Kažkaip tai šypsenų ne taip daug, tikrai jeigu šventė, tai reikia labai džiaugtis. Gal kai kurie galvoja, kad vieną kartą metuose, bet iš tikrųjų tai nenusiminkim. Nes, pavyzdžiui, ir motinos diena yra vieną kartą metuose, tėvo diena neseniai atsirado, bet irgi vieną kartą metuose, ir kitos dienos. Nu, aš juokauju, iš tikrųjų tai manau, kad mums medikams tokių švenčių, neišorinių, šiandien galbūt daugiau yra išorinė, kada ir valdžia, kuri primeta dienos buvimą, turi sveikinti, sveikina ir pagerbia, bet yra dar daug švenčių, kurios yra mūsų viduj. Tiek daug, kad kartais sunku ir išvardinti, kada praregi ligonis ir sėkmingai gimsta vienas, o kartais dvynukai ar trinukai, kai asistuoja žmogus, kuris su dviem lazdom slankioja ir gali vėl vaikščioti. Ir nereikia man to vardinti, bet kiekvienas tą prisiminam, kai sudėkingi. Anatolijus Airinį, skubios medicinos pagalbos
viešoji įstaiga Kauno rajono viešosios medicinos pagalbos stotis. Kviečiame gerbiamą Anatolijų, prašome. Irina Rimienė. Rasa Juozokaitė, bendrosios praktikos gydytoja, uždaroji akcinė bendroji analizė, filialas Vilniaus. Sveikiname Kauno rajono stoties. Patraukliausia gydymo įstaiga, uždarosios akcinės bendrovės analizė filialas, Pelėnų sveikatos priežiūros centras. Audringi plojimai! Tikrai norėčiau per pirmąjį tostą pakelti už jūs, už jūsų profesinę šventę, už tai, kad šiandien galėjo būti kartu čia Raudondvaryje, už tai, kad jūsų asmenyje 700 jūsų profesijų žmonių dirba rajono žmonių labui. Dirba tą darbą, kada labai sunku pasiligojusiam, kada jis visą savo viltis atiduoda jums. Šitą taurę keliu, kad jūs būtumėte sveiki, kad jums sektųsi ir kad mes tokias šventes galėtume būti kartu, kaip didelė ir viena darni šeima.